Taigi užsiregistravo 71 Seimo narys. Gerbimi kolegos, prieš pradedant tvirtinti darbotvarkę, norėčiau truputėlį nuo džiugesnių naujienų pradėti ir noriu viso Seimo vardu pasveikinti mūsų kolegą Józef Kwiatkowski, kuris šiandien švenčia savo ypatingą gimtadienį, neeilinį gimtadienį, ir noriu palinkėti mielam kolegai ir toliau išlaikyti tokią gerą sportinę formą ir palinkėti kuo geriausios sėkmės jums ir jūsų šeimai. Norėčiau nuo viso Seimo įteikti jums gėlių puokštę. Pirmas darbotvarkės klausimas, posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 1.1 ir matau yra norinčių pakoreguoti. Taip, gerbiama Rima Baškienė. Ačiū labai, gerbiamasis posėdžio pirmininkė, mėly kolegos. Mišrios Seimo narių grupės vardu mes prašome sugrąžinti į darbotvarkę klausimą išbrauktą į 1.3 dėl referendumo, nes iš tikrųjų referendumo datos įstatymas yra ypatingas svarbos klausimas. Mes esame tie, kurie norime taupyti valstybės biudžeto lėšas ir manome, kad po procedūriniais dalykais mes neturėtume iš tikrųjų rodyti nepagarbos Lietuvos žmonėms. Todėl siūlome, kadangi Teisės teisėtvarkos komitetas kaip pagrindinis komitetas dar nėra apsvarstęs minėto klausimo, kas yra buvęs Seimo darbo praktikoje, kad Teisės teisėtvarkos komitetas galėtų tą klausimą svarstyti pietų pertraukos metu ir po pietinėje darbotvarkėje. Po pirmojo klausimo po pietinės darbotvarkės, po generalinio prokuroro atsakymų į klausimus, šitas ypatingos skubos klausimas galėtų būti svarstomas. Juo labiau noriu pasakyti, kad tokios praktikos Seime yra buvę ir ne vieną kartą. Tai svarstome skubos tvarka. Dėkoju, supratom. Gerbiamas Saulius Bucevičius. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė, kolegos, aš pritariu kolegijai Rimai Baškienei ir dabar noriu pasakyti nuo KRK, tai yra Kaimo reikalų komiteto, šiandieną buvo jisai susirinkęs ir nematau, yra Julius Sabatauskas atvykęs ir visus norim painformuoti. Vakar biuro vedėjai mūsų susiskambino ir prašė labai paprastai apsvarstyti šį klausimą tiek papildomo komiteto, tiek pagrindinio komiteto. Tai tą Kaimo reikalų komitetas ir padarė, bet kodėl nesusirinko ir gerbiamas mano kolega Julius šiandieną seniūnų sueigai pasakė, kad jie nesvarstys, o nuėjo į seniūnų sueigą, aš iš tikrųjų nelabai galiu suprasti. Ir dar vienas prašymas nuo jau darbo partijos frakcijos, kad taip pat po pietiniam posėdį galėtumėm svarstyti šį klausimą. Dėkoju. Gerbiamas Šimašius, prašom kolega, dėl darbotvarkės. Gerbiami kolegos, aš dėl kito klausimo, ne dėl referendumo. Noriu atkreipti, kad 2.4 klausimų numerių yra įtrauktas indėlių draudimo ir civilinio kodekso pakeitimai. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad dar rugpjūčio mėnesį buvo registravę civilinio kodekso analogiškas pataisas. Ten yra susijęs su depozitiniam sąskaitom ir aktualūs klausimai. Ir labai norėčiau, kad analogiškai klausimai būtų kartu ir pateikti, nes yra tam tikrų skirtumų tarp gerbiamo Bernatonio pristatomų projektų ir mano registruotų ir manyčiau, kad reikėtų tai sistemiškai išanalizuoti. Numeris projektų, kurį siūlau traukti, yra 12P 915. 12P 915. 917? 15. 15. Tai jo nėra, bet jūs prašote įtraukti. Prašau įtraukti, taip. Gerbiama Aurelija Stansikienė, prašom. Gerbiamas pirmininkaujantis, aš pritardama mišrios grupės, kaip čia pasakyti, atstoviai Rimai Baškieniai, frakcijos vardu lygiai taip pat prašau tiesiog, jeigu galima duoti pavedimą Teisės teisėtvarkos komitetui iki pietų apsvarstyti šitą klausimą, dėl kurio šiandien buvo tikrai ypatingos skubos tvarka susirinkęs Kaimo reikalų komitetas 8:30 ir savo darbo kaip papildomas komitetas padarė ir po pietų įtraukti šitą klausimą į darbotvarkę, nes vis dėlto šiandien yra paskutinė diena, kada mes galime pagal referendumo įstatymą skelbti referendumą kartu su antrų rinkimų tūru, tai yra gegužės 25 dieną.
Taip, gerbimi kolegos, viską po truputėlį, palengva judam į priekį. Gerbiamas Algimantas Salamakinas. Aš tai pirmininkas šio klausimo, nes žiūriu į išvadą, kaimo reikalų komitetas pritarė birželio mėnesio datai. Tai Seimui nėra ko verstis per galvą. Pagrindinis komitetas jų siūlymą gali svarstyti ir po savaitės, nes mes įsitenkame tas datas. Aš žiūriu, Aurelija, ką priėmė kaimo reikalų komitetas. Tai ko jos sulaužo tėtis? Kodėl dabar? Taip, gerbiamas Valentinas Bukauskas. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė, tai pasikartodamas tikrai frakcijos vardu prašau, kad būtų šitas klausimas teikiamas balsavimu ir įtraukiamas. Kolegai Algimantui noriu pasakyti, kad Konstitucinė komisija apsvaršiusi ir priėmė gegužės 25 dieną. Ir pagrindinis komitetas TTK šiandien per 11:20, kurį ir numatoma pertrauka, gali ir priimti sprendimą. Ir Seimas apsispręs. Ne komitetai nustatinėja datą, o būtent Seime mes ir nuspręsim, kokia data turi būti. Kita vertus, manau, kad kolegos turėtumėm turėti sąžinės ir, manau, neklausyti tų varpų skambesių kas pusės valandos. Tai išspręskim šitą klausimą ir visuomenė lei matų, kaip mes juo žiūrime. Ačiū. Dėkuoju Valentinui. Aurelija Stansikienė, prašom. Aš labai trumpai, man labai keista, kad reikia Algimantui Salamakinui, kuris ilgus metus vadovavo Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininku buvo ir vadovavo komisijai, pasakyti, kad į papildomo komiteto išvadas pagrindinis komitetas gali nekreipti dėmesio ir paskirti kitą datą. Tai jūs tokiu atveju neklaidinkit Seimo narių. Seimas. Taip, gerbiamas Juozas Olekas. Gerbiamas pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad aš kitų klausimų, bet... Aš to pačiu. Tada kitų klausimų pasakykit dėl darbotvarkės. Taip, dėl darbotvarkės, dėl 1.13 klausimų. Aš labai norėčiau paprašyti, kad gal galima jį perkelti į priekį, gal po 1.5, arba tada nukelti į dienos darbo pabaigą, nes man kaip jums patogu? Į pabaigą. Tai gerbiamas Juozas, susitarėm į pabaigą, gerai? Tvarkoju. Ačiū. Gerai, būtinai. Atsižvelgsime jūsų nuomonę. Taip, gerbiamas Petras Gražulis. Gerbiami Seimo nariai, aš gal pasiūlyčiau dėl darbotvarkės antro klausimo, kur yra referendumas, kompromisinį variantą. Gal mes šį klausimą įrašykim į darbotvarkę, bet įrašykim po pietų, kad per pietų pertrauką komitetas galėtų susirinkti teisėtvarkos ir išnagrinėti ir pateikti savo išvadą. Ir mes 3 valandą galėtume laisvai priimti sprendimą. Tai tikrai tada ir komitetui būtų laiko susirinkti, pateikti savo išvadą ir Seimas galėtų svarstyti. Tai gerbimi kolegos, visi išsakėt savo nuomonės, aš kiek suprantu dėl darbotvarkės, daugiau nuomonių jokių nėra, tai mes po truputėlį, nes dar yra pasiūlymų. Andrius Kubilius, prašom. Tai gerbiamas pirmininkė, aš tik tai noriu Jums priminti, kad Jūs turite laikyti statutą ir prižiūrėti, kad statuto būtų laikomasi ir bet kokie siūlymai įtraukinėti į darbotvarkę klausimą, kuris nėra apsvarstytas pagrindiniam komitete, bus siūlymai pažeidžiantys statutą, nes 24 valandų reikalavimas galioja visiems svarstymam. Tai dėkoju, aš jokių būdų nenoriu pažeisti statuto, viską nuspręs Seimas, balsavimu, turi tokią teisę, plenariniam posėdį mes daug klausimų galim nuspręsti. Parodykit man tokį straipsnį. Tai gerbimi kolegos, dabar yra pasiūlymas dėl 1.4 klausimo, kur mes kalbėjom seniūnų sueigoj. Tai Seimo nutarimo dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnio pakeitimo paskelbimo projektas, kurį yra teikėjas Petras Gražulis, numeris yra nutarimo projekto 1016. Ir mes seniūnų sueigoj tiesiog pasiskirstė balsais lygiai. Tai dabar mes balsuojam. Kas už tai, kad įtraukti į darbotvarkę Seimo nutarimą, kurio numeris 1016, balsuoja už, kas kitaip mano, balsuoja prieš arba susilaiko. Prašau? Klausykit, kolegos, dėl visko mes pakalbėsim, dabar iš eilės balsuojam. Iš eilės, pirmininkė, dėl vedimo tvarkos. Tai pirmiausiai buvo klausimai, šis klausimas yra po to bus sprendžiamas, jeigu neįtrauksim dėl 1-2 klausimo į darbotvarkę. O jeigu įtrauksim, jis neturi prasmės. Todėl, man atrodo, jūs neperskit viską aukštinkojom. Gerai, viskas tvarkoja. Gerbimi kolegos, aš norėčiau paprašyti, gerbimas Juozai, gerbimas Kęstai, ar galite užimti savo vietas? Per daug emocijų. Sudėliosim. Juozai.
paprašykit kolegos, kad atsisėstų žmonės į savo vietas. Balsavimas panaikinamas, iš tikrųjų gera pastaba, galim iš eilės pagal tai, kai buvo pasiūlyta ir balsuoti. Tai gerbiami kolegos, kas už tai, kad įtraukti į darbotvarkę klausimą numeris 1568 Seimo nutarimo dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnio pakeitimo paskelbimo projektą balsuoja už, kas kitaip mano balsuoja prieš arba susilaiko. Taigi, gerbiami kolegos, skelbiu balsavimo rezultatus už 41, prieš 29 sulaikė 48, taigi darbotvarkė šis klausimas yra neįtrauktas Seimo narių sprendimu. Dėl vedimo tvarkos, prašau. Tai pirmininkė, aš tik noriu pastebėti, kad jūs, teikdamas šį klausimą balsuoti, pažeidėt statutą. Tai etikos procedūrų komisija mane jau kas ir pasižiūrės, ką aš ten pažeidžiau ar nepažeidžiau. Taip. Prašau. Andriau, atsimink, kiek kartų pažeidėt Konstituciją praeitoj kadencijai. Kiek teisėt visokių balsavimų ir kitų dalykų. Ne eik, o nusiramink vieną kartą. Tai gerbim kolegos, gal replika po balsavimu, prašom. Aš lygiai taip pat noriu pasakyti, kad jūs pirmininkė pasielgėt labai teisingai, nes pagal suformuotą praeitos kadencijos daugumos praktiką pasielgėt. Na, praktikos mes, kaip žinom, nekeičiam. O tiems, kurie balsavo dėl to, kad šito klausimo neįtraukti darbotvarkę, aš tiesiog siūlau prisimti atsakomybę už tai, kad referendumo paskelbimas birželio mėnesį valstybei kainuos 12 milijonų. Kartu su rinkimo antrų turų kainuotų tik 2 milijonai. Tai aš siūlau prisimti finansinę naštą, susimesti pinigėlius, kad valstybei tai tiesiog, finansiškai nebūtų labai skaudu. Replika po balsavimu. Prašom, Povilas Urbšys. Šiuo balsavimu konservatoriai, liberalų sąjūdžio, socialdemokratų frakcijos Seimo nariai akivaizdžiai pademonstravo nepasitikėjimą savo Seimo nariais. Jie bijo jų prileisti prie urnų, kad jie galėtų išreikšti savo nuomonę. Tokiu būdu pademonstruodami, kad tarsi darbo partijos ir tvarka teisingumas elektoratas yra sąmoningesnis ir gali pasisakyti tautai svarbiais klausimais. Grabarčik. Tai gerbimi kolegos, toliau tęsiam. Tai gal užtenka replikų po balsavimo? Mano mygtukas nesuveikė, todėl mano balsą užskaitykit, kadangi nesuveikė pultas. O dabar dėl mano klausimo, dėl 1.5 darbotvarkės klausimo referendumo, ar jau balsavom, ar dar kartą balsuosim? Kaip dabar suprast? Tai 1.4. Toliau baigiam su vienu klausimu ir replika po balsavimo. Tai Viktoras Uspaskich, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegas, aš dabar išgirdau pašnekovą tarsi sąmoningesnį. Sąmoningesnį, gerbimieji. Daug sąmoningesnį. Ir žinot kodėl? Todėl, kad praeitą kadenciją per vieną naktį sujaukė visą ekonomiką, visą gyvenimą Lietuvoje. Ir šitie socdemai dabar palaiko tokį pat neleidę žmonėms patiems nuspręsti, jūs ką nepasitikit savo tautai ar ką? Jų tautai nepasitikit savai. Gėda. Gerbimi kolegos, aš paprašyčiau, pas mūsų nėra tokios tradicijos, kad mūsų svečiai plotų. Tiesiog išreiškit kažkaip kitaip savo nuomonę, šypsokitės gražiai ir... Tai gerbimi kolegos, gerbiamas Algimantas Salamakinas, prašau. Tai ačiū pirmininkė, bet
neiškenčiau išklausęs pono Uspaskicho pareiškimo. Aš noriu jam priminti, kas pirmasis pareiškė, kad ta data turi būti birželio mėnesį. Tai yra jūsų partijos pirmininkė ir Seimo pirmininkė ponė Graužinienė. Tai jūs vieną dieną šnekat vienaip ir balsuojat, kitą dieną frakcija kitaip. Tai kada jūs, Viktorai, būna tikri? Tai gerbimi kolegos, judam toliau. Ne, užtenka, kolegos, mes nepradėsim šiam posėdžio. Aš jūsų visų viskas nutraukiu, diskusijas bet kokias. Judam toliau. Tai dėl 1.4 darbotvarkės klausimo. Įstatymo nutarimo projektų numeris 1016. Seimo nutarimo dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo projektas. Čia tiesiog seniūnų sueigoje prisimena, kur pasiskirstė balsai po lygiai, kadangi mes nepritarėme įtraukti į šitą darbotvarkę, čia šis klausimas gali būti svarstomas. Tai noriu paprašyti jūsų visų apsispręsti balsavimu dėl įtraukimo į darbotvarkę. Tik kas už tai, kad įtraukti nutarimo projektą numeris 1016 balsuoja už, kas kitaip mano balsuoja prieš arba susilaiko. Balsavimo rezultatai. Už 46, prieš 26, susilaikė 51, taigi nutarimo projektas numeris 1016 į darbotvarkę yra neįtrauktas. Tai dėl vedimo tvarkos vėl norinčių kalbėti yra. Prašau, Mečislovai. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat esu priverstas sureaguoti ir pasakyti, kad darbo partija visą laiką nuosekliai pasisakė, kad žmonių išreikšta nuomonė referendume yra svarbiausia. O dėl šitos datos, kuri dabar čia buvo pasakyta ir kolega Salamakinas pasakė, mes visą laiką nuo pat pirmos dienos pasisakėm nuosekliai ir buvom nuoseklus. Tai yra referendumas turi būti surengtas tada, kai to pareikalavo 300 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių. Tai yra gegužės 25 dieną. Ir mes buvom ir esame nuoseklus. Ačiū. Eligijus Masiulis, prašom, kolega. Gerbiamas posėdžio pirmininkė, aš noriu paprašyti toliau vesti posėdį, užsimti konstruktyvę veiklą. Ir tai, kas šiandien nuo pat ryto vyksta, kai vieni kitiems yra pasiruošę gerklės perkasti, tai parodo, reiškia, kiek mes dar toli esame nuo politinės konsolidacijos. Mes labai daug pastaruoju metu kalbam apie tai, kad turim būti politiškai vieningi, kad mūsų laukia dideli išorės iššūkiai, bet savo konkrečiais veiksmais ir savo kultūrą vienas kitam demonstruojam visiškai priešingus dalykus. Kviečiu dirbti konstruktyviai. Pritariu Eligijui Masiuliui. Kęstutis Masiulis. Aš norėčiau pasakyti, kad balsuodamas suklydau. Prašau skaityti mano balsą prieš. Matot, kai išgirdau, kad Uspaskichas moka lietuvybės, o tautininkai jam ploja, tai tikrai susinervinau ir netaip pabalsavau. Gerai, Petras Gražulis, prašom. Gerbimi Seimo nariai, vis tik tais turim gerbti konstituciją, turim gerbti žmonės, surinkta 300 tūkstančių parašų, neturėjom bijoti tautos ir turėjom leisti balsuoti kartu, sutaupant lėšas, su Europos parlamento prezidento rinkimų antrų turų. Bet jau Seimas kitaip apsisprendė. Man labai gaila, kad dėl 200 tūkstančių parašų buvo klausimas išimtas iš darbotvarkės, galbūt manipuliuojant, kad bus 29 birželio referendumas ir tokiu atveju bus nuspręsta, kad bus 100 tūkstančių parašų, bet tikiuosi, kad Seimas, jeigu referendumas neįvyks 29 birželio dieną, kad Seimas grįš ir surengšim šiuo klausimu referendumą, bent jau su artėjančiais savivaldos rinkimais kitais metais. Bet tenka apgailestauti dėl tokios pozicijos Seimo. Gerbimi kolegos, aš norėčiau visų paprašyti, taip mes vienas kitus moralizuojam, bet patys kažkaip nedarom išvadų. Nuo mūsų visų priklauso, kokia situacija yra Seime. Ir jeigu žmonės susirinkę mato šitą bardaką, atvirai vadinant šitą netvarką, tai tiesiog reikia mums patiems pagalvoti apie save, apie savo veiksmus. Ir mes galim žymiai ir iš kitų reikalauti to pačio.
Dar yra vienas pasiūlymas, tai yra gerbiamo Remigijaus Šimašiaus pasiūlymas įtraukti darbotvarkę 12P915 numeris yra įstatymo projekto. Ar galim pritarti bendrų sutarimu? Tai pritarta bendrų sutarimu, taip? Tai visi pasiūlymai praktiškai ir jūs girdėjote dėl gerbiamo Juozo Oleko. Balsuoti norit? Gerai, dėl 12P915, kad įtraukti darbotvarkę, balsuojat. Kas manot, kad reikia įtraukti, balsuoja už, kas kitaip mano, balsuoja prieš arba susilaiko. Įstatymo projekto numeris 12P915. Civilinio kodekso. Civilinio kodekso pataisos. Taigi už 89, prieš nėra, sulaikė 19, į darbotvarkę įstatymo projekto numeris 12P915 yra įtrauktas į popietinę darbotvarkę. Ir aš manau, kad į popietinės darbotvarkės pabaigą. Ir gerbimo Juozoleko buvo prašymas į pabaigą, taip pat įtraukti jūsų klausimą. Kada būtų geriau paskutinis, jis galėtų būti paskutinis klausimas. 2.10 bus. 2.10. Gerai. Tai bendrų sutarimų galim pritarti. Visai darbotvarkė šios dienos, su pataisimais, su pasiūlymais. Negalim. Balsuojam. Kas už tai, kad pritarti kovo 25 dienos antradienio posėdžio darbotvarkiai, balsuoja už, kas kitaip mano, balsuoja prieš arba susilaiko. Balsavimo rezultatai už 80, prieš 6, susilaikė 26, taigi darbotvarkiai ir šios dienos darbotvarkiai yra pritarta. Pirmasis klausimas, darbotvarkės numeris 1.2, įstatymo projekto numeris 3945, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, jo įstatymo numeris 8729, pakeitimo įstatymo projektas. Į tribūną